Sveiki, aš esu Gintaras, jachtos Billabong škiperis. Dabar esame Portugalijoje, šiek tiek šiauriau nuo Porto. Miestelis vadinasi Povoa de Varzim. Čia vietinėje marinoje laivas žiemojo ir dabar aš stengiuosi jį paruošti šiek tiek vėluojančiam buriavimo sezonui. Stovi ir Billabong, laukia mūsų. Ruošiamės plaukti į ten, kur plauksim, kol kas nesakau kur. Vyksta pasiruošimo darbai ir šiandien aš galvoju pradėti pasiruošti įgulos nario atvykimui rytoj. Rytoj vakare atvyksta Darius. Reikia šiek tiek laivą pavalyti iš vidaus. Gal variklio tepalus pasikeisiu dar šiandien. Tipiškas Olandų kreiseris. Namas ant vandens. Pagyvenus pora jo keliauja. Čia stovint gauna labai daug dulkių iš miesto, tai laivas labai murzinas, bet išorę plausim tik tada, kai išsikelsim ant kranto, padarysime korpusinius darbus ir vėl nusileisime laivą ant vandens. Tada prausimės stipriai. Šiandien birželio 10. Tai yra nacionalinė Portugalijos šventė, taip ir vadinasi Portugalijos diena. Šiandien niekas nedirba. Rytoj irgi nedirbs. Reikės gal vakarė išeiti į miestą, pasižiūrėti, kas tenais vyksta. O kol kas čiupinėjomės laive. Žiūrim, ką galim padaryti. Į krantą mus kels ketvirtadienį po švenčių. Ir galvoju, kad per 3 kokias dienas turėsim susitvarkyti su nemažai darbų. Pakeisim visus anodus ir būtinai reikia išsivalyti visas kingstonus, kurie priaugia kriauklių ir prastai funkcionuoja. Čia, ką aš dabar atidarinėjau, šito liuko čia yra taip vadinamas garažas. Jame yra inkaro grandinės dėžė, inkarinė gervė. Ir kas man labai šitam laive patinka, tai pertvara. Va čia šita siena yra aklina pertvara. 3 metrai nuo laivo nosies. Ir jeigu aš plaukdamas trinktelėsiu į ką nors, pramušiu korpusą, tai šita ertmė gali ir užsipildys vandeniu, nes čia įrengtas triumo siurblys gali ir nesusidoroti su dideliu vandens patekimu, bet laivas dėl to nenuskęs. Šita pertvara, jinai neleis vandeniui nupulti ten, kur jam nereikia. Nu ir čia sandėlys yra taip pat visokių dalykų, kurie rečiau ir dažniau yra reikalingi. Čia yra poliravimo mašina, kuri bus reikalinga išlipus į krantą. Šitą atsarginį variklį jisai kraustysis į krantą. Šioje kelionėje jisai kartu su mumis neplauks. Čia yra visokių smulkių detalių, įrankių sandėlys pagal kategorijas dujos, vanduo. Čia yra vandens gelintuvas, jisai yra užkonservuotas, nes pakrantėse plaukiojant jisai nėra reikalingas.
Visą laiką iš kranto pasimto vandens užtenka. Tai man, kol kas nenaudojamės jų. Nu ir galvoju, gal reikės čia vat esantį vėjo vairą susimontuoti ir mokinti su juo plaukioti, nes iki šiol aš jau nenaudodavau. Dažnai žmonės manęs klausia, ar yra brangu gyventi laive. Tai dažniausiai atsakau, kad gyvendamas laive išleisi tiek pat, kiek išleidi gyvendamas savo namuose. Nu, tas gyvenimas jų gali būti, sakykime, tokiu kaip ir stovyklavimo režimu, kai laive turi kibirą vietoj normalaus WC. Atitikmuo būtų, kai krante kažkur prie ežero pasistatai palapinę, sėdi savo užpakaliu ant plikos žemės, spoksai į laužo ugnį ir jautiesi 9 danguje nuo palaimos. Bet galima gyventi ir normaliai kažkur, tai, tarkim, kaip užmiesčio sodyboje, tarkim, kurios irgi gali būti labai skirtingos. Gali būti labai paprastos ir pigios, kaip ir laivai gali būti paprasti ir pigus, bet turintys visus reikalingus komfortui užtikrinti dalykus. Gali būti ir labai prabangios sodybos, taip ir laivai gali būti už milijonus eurų. Ir žmonės juose gyvena taip pat nepatirdami jokio nepritekliaus. Tai kas dėl mitybos, jeigu maitinsies laive, gyvensi pigiai, jeigu maitinsies vien krante, bus brangu.
Elektronika taip pat reikalavo šiek tiek dėmesio. Sujungiau visus prietaisus į NMEA 2000 tinklą. Atnaujinau ploterio smegenis. O kitą dieną prižiūrime Budrios ką tik atvykusio Dariaus Akies. Uosto darbuotojai pakėlė laivą į krantą. Feito. Ai. Ei. Balerio guolį ir jo movą į korpusą užpresavau šviežių tepalų, o marinos darbuotojai net neraginti patys savo iniciatyvą pradėjo remontuoti koperkauto vietas, kuriuose šis buvo šiek tiek atšokęs. Net jie prieš kelis metus įrenginėjo šią dangą ir, kaip matome, garantiją jie palaiko. Toliau sekė laivo plovimas ir bortų poliravimas. O vėjo pilotą teko visai išardyti, tačiau sudėtas atgal į vieną daiktą jis veikė puikiai. Netrukus laivą padėjom atgal į vandenį, o sekančios dienos pavakarę išplaukėme bandomajam plaukimui. Nutolus nuo kranto paaiškėjo, kad nebeveikia elektros generatorius. Todėl grįžome į krantą, kur ieškojome meistrų. Pakeliui į Ribeira Marina Ispanijoje sustiprėjo Nortada, dar bandėme plaukti į šiaurę užsidengdami salomis, tačiau netrukus turėjome stoti nakvynei už Grovė pusiasalio Aruzos fiorde. Ten pavyko šiek tiek pažvejoti, nors ir neypatingai rezultatyviai. Čia aš turėčiau truputį paaiškinti. Atsiprašau. Mūsų laivas toks didelis, kad mes susitikę visą laiką turim sveikintis. Sveiki, labas Dariau. Labas Dariau. Dariau, aš turiu labai prastą naujieną tau. Pirmoji bus šioje kelionėje? Ko gero. Žodžiu, man nepavyko nufilmuoti, kaip tu kėlei tą pagautą žuvį ir jinai nutrūko. Nes kamera buvo užstatyta ant fotografavimo režimo ir įsiamžino tik tai tavo išraiška, kai tu paleidai tą žuvį, kai jinai įgijo naują gyvenimą, jinai peržengė slenkstį ir jinai grįžo. Supranti? Buvau susiraukęs, iškirptą. Jo, buvai susiraukęs. Nieko, mes viską panaudosim, viskas bus gerai. Ką darysi? Pas mane, žinok, irgi labai daug yra tokių filmuotų epizodų, kur nuotrauka toje vietoje. Vieną dalyką tokį žinau, kad neįmanoma kelionių, to džiaugsmo, tų epizodų tokių paimti ir įrėminti juos ir taip įamžinti. Jie va čia, atsiminsi, tu yra
Ne vienas kitas neatsimins, nes Tu nematė. čia apie dvasinius dalykus, aš apie žuvį. Tai aš šiek tiek- Žinok, tą, ką paleidai, reikia pergaudyti. Turėsi kiekvieną progą dabar, kai tik stosim kokio inkaruotėje, turėsi gaudyti, kol atgausi, žinok, tą žuvį Gintarai, prarastą. Nu. Man kiek tu man malonus žmogus sutiktas, todėl kad visą mano gyvenimą, pradedant mano jaunystę, mano tėvai sakydavo, viskas, padėk meškerę, važiuojam, čia užteks, nebežvejok, kiek galima, reikia darbo padaryti. Tu pirmas žmogus, kuris sako, gaudyti ir Gaudyti. Jo. Man tai tinka. Ir jokių pabučiavimų, jokių paleidimų, viską suvalgysim. Taip. Bet gaudysi tol, kol turim vietos šaldiklyje. Lemba, žinok, Jo. nu negali būti gražesnio gyvenimo pradžios. Ok. Tai gero vakaro jums, aš eisiu toliau. Jo, ačiū. Matot, kokių malonių žmonių žmogus sutinka išėjęs pasivaikščioti. Ribeiroje elektrikus samdžiau už brangiai, kad dirbtų be jokių manjanų. Generatorių jie pakeitė nauju ir naujas daiktas puikiausiai krovė akumuliatorius, tačiau periferijoje jie pribūrė tiek, kad vėliau teko perdaryti daug ką pačiam. Pabaigę remontus, pasipildėme dyzelino atsargas ir nusitaikėme į Azorus, į Terceirą salą. Plaukimo tiesia linija matėsi apie 850 jūrų mylių, tačiau realiai suplaukėme virš 1000. Kaip sakė kapitonas Ronas, jeigu dalykai turi nutikti, tai jie nutiks ten jūroje. Šio plaukimo metu dalykai tikrai nutiko. Mes įrenginėjome avarinius tvirtinimus, mes valėme, remontavome, keitėme, instaliavome, kalibravome, testavome ir ko tik mes nedarėme. Besiruošiantys okeaniniam plaukimui buriuotojai žino, kad ten toli nuo krantų gali nutikti bet kas. Ir viską, kas be nutiktų, teks išspręsti nuo savomis pajėgomis. Laivo ir įgulos situacija gali staiga pasikeisti dėl oro sąlygų ir jūros stovio. Inžinieriai puikiausiai žino, kad net pati moderniausia technika turi teisę sugesti, o jachtinė technika ir įranga tuo labiau, nes ji dirba tikrai atšiauriomis sąlygomis. Žinoma, negalima atmesti ir įgulos klaidų. Žmogiškas faktorius taip pat yra svarbus ir gali sukelti įvairius iššūkius taip pat. Ką dar reikia suprasti, kad ten toli nuo kranto dalykai gali atsitikti ne po vieną ir ne iš eilės, o tiesiog serijomis įvairiausios problemos ir iššūkiai nutinka užlipdami vienas ant kito. Ir čia laikas kalbėti apie prioritetus. Iš visų laive vykstančių dalykų yra labai svarbu nustatyti tuos, kurie yra patys svarbiausi ir netidėliotini, norint užtikrinti įgulos ir laivo saugumą. Ir šie pasirinkimai yra laivo kapitono pareiga. Ir gaunasi, kad plaukime kaip ir gyvenime mūsų pačių pasirinkimai nulemia, ar gyvenimas, plaukimas bus sėkmingi arba ne. Kas dėl mitybos, tai štormas ar štilius ant Billabong maitinamės labai gerai. Greitvodėje ruošiame troškinius ir paprastai pilnas greitvodės troškinio, tai pagrindinis patiekalas įgulai 2 dienoms. Po to būna keletas užvalgymų per dieną, tokiais salotų tipo patiekalais. Greitai paruošime, nesudėtingi patiekalai. Dažnai naudojame taip pat ir tuno arba sardinės konservus. O virtas kiaušinis, tai čia jau buriavimo klasika. Tai tokia, skonio, energijos ir sotumo torpeda į išalgusio buriuotojo skrandį. Visi buriuotojai tikrai patvirtins, kad kietai virtas kiaušinis yra 100 kartų skanesnis jūroje negu krante.
Nu, ateik valgyt. Oi, kaip skanu. Aš žinai, kaip salotos vadinasi. Kokia paskutinė frazė, kurią sakei? Skanios jaučiu. Ne, 20 mazgų sakei. Jo, 20 mazgų. Tiek pučia, tai salotos pavadinsim 20 mazgų. 20 mazgelių gerai. Jo. Oi, skanios bus. Na, skanaus. Tai alaus dar paimk mums. Gerai. Skanaus. Skanaus visiems. Maišę atlaužk. Maišiam. Man irgi gabaliuką. Gerai. Valgona čia ispaniška bus, ne? Taip. Ačiū. Geri podeliai su guma nesižinėja. Ai, kaip skanu. Kaip skanu valgyti per tokias bangas. Pusė gražus rytas. Su kava. Kava. Yra pavažiavęs biškelį tą košį. Čia dar vakar turbūt. Pasuktas yra, kai mes įtempinėjom, pasukom biškelį jį, matai. Do varžto likusio. Nu ir va, mūsų kūryba, dekolaziniai darbai vadinasi. Profesionalūs rygininkai. Nu, rigeriai. Profesionalūs rygininkai. Galite samdyti. In action. Galite samdyti. Jo, jeigu rimtai, tai turėjome naktį, vakare tiksliau, avarinė situacija, buvo štormas didelis, bangos didelės buvo, viena iš jų, nu, tos bangos laikas nuo laiko mus užguldydavo, gana arti stiebų prie vandens ir vieno iš tokių momentų metu pokštelėjo labai stipriai kažkas, išėjom, pamatėm, kad žemutinio dešinio borto vanto tvirtinimo Van Putenso vienas iš varžtų, yra dujų iš viso, yra nutrūkęs. Pasiardėm apdailą kajutėje, radome, kad varžtas buvęs kažkada persuktas ir yra korozijos žymių praktiškai per visą lūžio diametrą. Va, tas būtent varžtas lūžęs. Antras varžtas jisai puikiausiai laiko, tvirtai ten jie sėdi, bet mums reikalingi papildomi sutvirtinimai, kad mes galėtumėm bent nedidelį kiekį kūrybumą savo sukurti ir judėti link Azorų. Tai plaukimo dar turime 400 jūrmylių, tai skaičiuojam per kokias 5, gal 7 paras mes turėtume pasiekti Azorus. Plauksime lėtai, atsargiai, konservatyviai, kad nieko nenusilaužti ir viskas bus gerai. Įgulos sveikata gera, traumų niekas nepatyrė, nuotaika normali ir, kaip sakyt, kas dėl nuotaikų, tai pasikalbėjom, tai iš tikrųjų, kai tu imi kažką darai, iškilus situacijai, tu vis tiek eidamas buriuoti esi pasiruošęs morališkai, kad kažkas gali įvykti, tai baimės nėra, yra tik tai nerimas, kad situacija nesivystytų į blogesnę pusę. Klausimas logiškas būtų, kodėl jūs neplaukiat varikliu. Tai variklis yra neveikiantis šiuo metu, todėl kad
žolių iš bako į filtrus ir buvo ko gero tuo metu variklis sustojo ir nepavyksta tinkamai nuorinti aukšto slėgio siurblio. Bet sutvarkysime vėl su durimis. Tai tiek pradžiai, toliau informuosime, kaip tas vyksta. Stiebas stabilus, vėjo buriuoti yra ir netgi šiek tiek per daug. Plaukiame vien su Genuje. Groto kol kas mums nereikia, arčiau salų mes venduosime ir tada įsikelsime grotą, kad apkrova būtų į ten, kur visi sveiki vantai. Taigi, variklis neveikia ir niekaip nesiseka jo nuorinti, kad vėl paleisti. Filtrai pakeisti, kuras švarus, filtrai nuorinti, o aukšto slėgio siurblys vis tiek nepaduoda spaudimo suspausto kuro į purkštukus. Po to sekė 2 paros su labai mažai saulės ir atsirado rūpestis, kad laivui pradės trūkti elektros. O paskui atėjo laikas venduoti. Tai darėme esant labai mažai vėjo, su labai mažai burių ir be variklio. Tai kad būtų dar įdomiau, mes užsivyniojome savo pačių meškerės valą ant sraigto. Teko eiti nardyti. Tiesa, tą progą bandydami suvenduoti, dar nusukome protą ir savo elektroniniam autopilotui. O norint jį sukalibruoti iš naujo, reikalingas variklis. Ratas užsidarė, variklio nėra, autopiloto nėra. Vairuoti teko vėjo vairui. Įplaukę į eilinę štiliaus zoną galėjome pasiremontuoti ir šiek tiek suplėšytas bures. Buvo galimybė iš naujo prisiūti škvalų atluptą saulės apsaugą ant Genujos. Dailiojo siuvinėjimo darbų metu atėjo į galvą ir variklio problemos sprendimas. Laive yra sumontuota Reikor pirminio kuro valymo sistema. Filtrai yra 2, kiekvienas iš jų yra nuorinamas atskirai, panaudojant tam tikslui skirtą pompą. Pompos stūmoklis turi būti labai stipriai įveržiamas po nuorinimo, nes kitaip jisai pradeda gaudyti orą. Tai va, tą pačią dieną variklis buvo paleistas, o po to ir autopilotas sutvarkytas. Po to įgula atšventė 1000-ąją šio plaukimo jūrmylę, o netrukus horizonte pradėjo ryškėti Terceira salos kontūrai, sukėlė tikrai daug jausmų. 8 paros jūroje su įvairiais nuotykiais. Tokia buvo mūsų kelionė į Azorus šiemet. Inkarą nuleidome ir tvirtai įkirtome į dugną Vila Praia da Vitorija akvatorijoje, tiesiog inkaruotėje priešais mariną. Marinoje daug laivų, vietų laisvų nėra, taip pat nemažai laivų gyvena tiesiog inkaruotėje. Ir žinoma tradicinis Naujojo Kranto alus marinos kavinėje.
Tai tokia ir buvo ta mūsų marga kelionė iš Portugalijos į Azorus. Apie tai, kaip mums sekėsi gyventi Inkaruotėje, ką gero mes matėme krante, kokie buvo laimikiai žvejojant ir kaip sekėsi ruošti laivą kelionė atgal į kontinentą, papasakosime vėliau. Ir tai buvo dar viena gera diena ant Billabongo.